Labas draugai, žodžiu, prikabinau čia telefoną, nežinau kiek čia matysis, bet kaip sakant, papasakot galėsiu, tai žodžiu, nelabai man laikus, bet gal išlaikys kaip nors. Žodžiu, situacija tokia, kaip žino, turiu elektromobilį, su kuriuo dabar ir važiuoju, Nissan Leaf, Nissan NV200, baterija čia praktiškai ta pati kaip Nissan Leaf. Automobilis 2016 metų. Baterija pas mane yra 22 ar 24 kWh, dabar aš neatsimenu. Tai dabar žiemą -10, tai nuvažiuoju grubiai, nemeluosiu, pasakau kaip yra. Dabar grinai žiemą nuvažiuoju 50, jeigu taupant 60 km nuvažiuoja. Kai važiuodavau rudenį, kai buvo pliusinė temperatūra, nuvažiuodavau 100 taip kažkur, jeigu taip sakau, taupant ir 110 nuvažiuodavau, nes mano akumuliatoriaus kopas dar tikrino meistras, tai dar neblogas yra. Ir žodžiu, situacija tokia, ir taip galvojau, sakau, kaip čia man geriau pasielgti. Tai sakau, arba reikia pirkti kitą automobilį, elektromobilį, tik elektromobilį in kalba, su didesnė kilovatvalandžių kiekiu. Kaip pavyzdys, buvau nužiūrėjęs Mercedes-Benz Sprinterį autobusiuką, bet jis vėl rašo nuvažiuoja iki 170 km. Tai čia tiek rašo, o nuvažiuoja realiai turbūt kokį 150 įtariu. Tai ir taip galvoju, sakau, kaip čia daryti. Šitas mano, nežinau kaip čia pavadinti, autobusiukų, kaip ir kablukų galėčiau pavadinti. Tai jis mane tenkina, jis aišku būda, jo yra 2 metrai ilgio, truputį trumpa, bet sakykime, ten gipsą aš stačiai pastatau, man sulent viskas ok. Ir sakau, tai ką daryti man dabar, ar kitą automobiliuką kažkokį žiūrėti su didesnė baterija, automatiškai vėl bus išlaidas, vėl kiek pinigų kaunas. Tai sakau, reikia arba taip, arba keisti kitą akumuliatorių. Pasiskambinau kolegai į Trakus, jisai, sakau, už kiek galėtų gauti akumuliatorių. Sako, jeigu neatidarinėjant pačios baterijos, kainuotų apie 2,5 gal kažkas tokio, 1000 eurų. Būtų 40 kWh baterija, nuvažiuoji vasarą apie 200 km. Sakė, jeigu ramiai važiuoji, taip kaip aš važiuoju ramiai dažniausiai, tai sakė, iki 250 būna, kas ir nuvažiuoja. Čia su Leafu, su autobusiuku gal biškai mažiau. Tai 200 km, 220 km nuvažiuoti su vienu įkrovimu vasaros, sakykime, nuo pavasario iki vėlyvo rudens nuvažiuoti mane tenkintų. Tai reiškia, žiemą nuvažiuočiau apie 100 km. Tai mane irgi tenkintų, realiai. Tai va, 2500. Tai ką reiškia, kad aš savo bateriją išimu su geru kopu. Gal kažkam reikės tos baterijos, ją galėtų dar parduoti, realiai. Nes jinai nėra dar nudrožta pas mane, tikrai nebloga. Ir galėtų ją parduoti dar už kažkiek, atsipirktų truputį man tą kitą bateriją, sakykim taip. Nes celės pas mane geros tikrai, arba galima saulės elektriniai tą akumuliatorių panaudoti, arba tiesiog kokiam Leafui, arba kitam Nissanui NV200, kaip pas mane tinka. Tai kažkaip va taip ir pasiskambinau, kaip sakau, tam meistriukui, pasišnekėjome su juo, sako, tai jo, dabar paieškos man tos baterijas, nes dabar sakė turi, bet sakau, aš dabar neturiu pinigų. Sakau, reikia palaukti iki mėnesį, nuo mėnesį iki 2, sakau, tam tarpą reikia palaukti. Pasitaupysiu ir tada
turėsim keisti akumuliatorių. Akumuliatorių greičiausiai, kad keisiu pats. Bet jeigu negausiu nuo NV akumuliatoriaus, pačią to korpuso, to kevalo, tai bus nuo Leafo, tai reikės savo bateriją išsiardyti, išsiimtas celės ir susidėti nuo 40 kWh baterijos. Persidėti celės, reikia persijungti BMS, persijungti. Šito dalyko nesudaręs, bet pasiskambinau, kai šnekėjau su to meistriuku, sakau, tu man pagelbėsi, sakau, jeigu kažko nežinosiu, kaip paimti, kaip ką. Tai kad sako, ten nieko nėra, sako, jeigu tu saulės elektriniam celės jungi pats baterijas darai, sako, tai čia nieko kažko labai įspūdingo kitaip ir nėra, sako, tai žodžiu, darysim taip, kad bandysim pats, jeigu gausiu nuo NV bateriją, tai tik bateriją pakeisim ten, Jėzau, kažkas supakuojam, tai tada tik tais pačią kevalą pakeisim su visom celėm iš karto, bet jeigu gausiu nuo Leafo, tai stengsimės tada persijungti celės, persijungti BMS-ą, tai pirmą kartą darysiu, kad ir pačiam įdomu iš tikrųjų, jeigu viskas man pavyks, tai galbūt ateityje keisiu elektromobiliams baterijas. Taip, kad turiu kolegą, su kuriuo galiu pasikonsultuoti ir tuo labiau su tom celėm patirties truputį turiu, tai pirmą pabandysiu savo pasikeisti, nes dabar man važiuoti į Vilnių, į Trakus tai yra tiksliau, pas žmogų, kad jis pakeistų, tai įsivaizduokit, man čia kiek reikės 3 kartus, 4 kartus pasikrauti kažkur, susidėlioti maršrutą ir plus dar ten sumokėti už darbą bus kokie 600, tai dar per dieną galbūt nepakeis, dar kažkaip palikti reiks, parvažiuoti vėl, nu žodžiu, čia gausis kosminiai pinigai. Tai bandysim patys tai daryti, išmokti ir galbūt ateityje kažkam irgi pakeisiu bateriją. Tai, bet svarbiausia dabar yra pasitreniruoti ant savęs. Tai. Ir ką aš išlošiu, aš turėsiu, sakau, šiltų metu apie 200 km nuvažiuoti. Tai čia man daugiau negu Sočiai, realiai, man ir to 100 užtekdavo čia po vietą važinėtis. Bet kartais va iki Šiaulių nori važiuoti, automatiškai nuvažiuoju, reikia biškį pasikrauti. O čia skaitykim, nuvažiuoju į Šiaulius ar į Mažeikius, pasiemu medžiagas žmonėm, pasikraunu, parvažiuoju. Man nieko nereikia krautis, vėl parvažiuoju prie savo saulės elektrinės. Žinokš, ir aš vėl kraunuosi ir vėl, kaip sakant, karalis. Tai dėl ko ir aš nebenoriu nei tų benzininių, nei dizelinių tų mašinų. Aš geriau biškai mažiau nuvažiuoju, bet aš pasigaminu savo elektrą savo. Va, kame yra pliusas. Dizelio benziną aš pasigaminti negaliu, o elektrą aš pasigaminti galiu. Tai aš karalius, kai aš vadinu. Tai su šito savo automobiliu aš jau nuvažiavęs 6400, dabar žiūriu, 56 kilometrai. Tai grubiai 6500 kilometrų jau esu nuvažiavęs. Tai manau, piniginė atžvilgių nemažai yra sutaupyta. Aišku, elektrą jau kraunuosi iš tinklo, nes mano pasaugojimas jau baigėsi. Tai dabar buvo parėję sąskaita jau didesnė. Tai supratau, kad mano pasaugojimą elektros nebeturiu. Tai tiek vat apie tą, ką norėjau papasakoti, ką ateity žadi daryti. Turbūt ir daugam bus įdomu. Tai bandysiu pasikeisti. O jau čia sodyba man ką pripūstė. Oi. Bandysim įbrist. Op. Tai per kurią pusę man čia geriau gal. Ir šį čia bandysim per pusnis pralyst. Op. Ne, reikia būti atgal turbūt. Padangos geras, tai per pusnį einu. Čia buvau iš kolegas pasiėmęs busiką per partner busikas. Tai padangas buvo plikesnės, tai sunkiai buvo man su juo čia išvažiuoti. Tai teka ir stumti, ir važiuoti. O čia pas mane tai padangas naujas sudėtas. Ir padangas aš visada dedu tai tik tai sezoninės. Aš netaupau ant padangų. Man geriau 2 metus važiuoti žiemą vasarą su tom pačiom padangom, bet jos naujos. Ir jų sukibimo yra geras. O netaupyti ten žiemai, 5 metam, jos pakeitėja, paskui ten, ne. Aš kiek automobilių turiu, kabina per pustis eina kaip tanks. Tai kiek turėjau automobilių, tai praktiškai visom pirkau tik
tik sezoninės padangas. Tai va taip. Nu ką, draugai, tam kartui tiek, bus žinių, kažkas naujo iš mano fronto visada pafilmuosiu, parodysiu. Įsteibėkit mano kanalą ir iki sekančio. Iki.